Pagal vieną iš legendų, o gal ne legendų, Dieveniškių iškišuliukas Lietuvai atiteko todėl, kad kai buvo perbraižomos Lietuvos sienos, Stalinas netyčia ant žemėlapio uždėjo pypkę. Niekas nedrįso jos patraukti ir ją apibrėžė. Taip Lietuva atgavo šią teritoriją. Kaip ten bebūtų, tai išties savita teritorija, turinti gilią įdomią istoriją ir ypatingą gamtą. Kažkaip tai tas iškišulys, pusiasalis Lietuvos, visada jis labai keistai atrodė. Galvojau, kas ten gali būti įdomaus. Paskui sužinojau, kad čia yra gatviniai kaimai, jau įdomiau. Tada pradėjau važinėti, žiūrinėti, kas čia dabar darosi. Ir tada netyčia atradau Gaują. Ir tada supratau, kad tai viena iš gražiausių upių, kur aš esu matęs. Ir tada pradėjau aplinkui vaikščioti. Ir tada pamačiau, kad čia visko yra. Gerai, to visko reikia gerai paieškoti. Ir vienu metu atvažiavęs, tu visko nerasi. Nes čia yra tokių retenybių, kur daugiau niekur Lietuvoje nėra, bet reikia žinoti laiką, kada čia atvažiuoti. Tad nieko nelaukęs, pasiimu pasą ir keliauju į iš 3 pusių Baltarusijos apsuptą Dzūkijos gabalėlį. Pirmiausia atvykstu čia pavasariui besibaigiant, nes būtent čia galima aptikti itin retą, nerealaus grožio orchidėją. Galvoju, būtų smagu, kad bent vieną rasčiau, o kai atvažiuoju ir įžengiu į mišką, net žandikaulis atvimpa. O čia tai vaizdelis. Pridygė kaip pakalnučio. Pilna. Neapsakoma grožio orchidėja, kuri net ne visai panašiai orchidėja. Eik, tu sau, kiek jų čia daug. Vat kiek akis užmato, visas miškas. Pilna. Ir dar tokia aikštelė radau. Didžiulis plotas vien kardalapė. Vieni kardalapės, vieni kardalapės, vieni kardalapės. Aišku, man pasisekė, kad patekau į patį žydėjimą. Beveik visi prasiskleidė arba skleidžiasi. Ir kai dar pašviečia saulė, taip sušvinta balti žiedai. Visur. Tai vad būtent Dieveniškių regioniniam parke jų yra tikrai daug. Ne visam parke yra viena vieta, kur jų labai gausu. O visoje Lietuvoje jis labai retas, aptinkamas būtent Šalčininkų rajone. Būtent pietrytiniai Lietuvos daly. Per Lietuvą eina jo arealo pakraštys, todėl jis Lietuvoje sutinkamas labai retai. Tai yra kelios augavietės, kur juos dar galima pamatyti. Aišku, dabar svarbiausia, kad šito miško niekas nekirstų. Nes iškirs, bus sunaikinta visa šita augavietė. Ir kardalapio garbenė nebebus. Nerealaus grožio orchidėja, aš jos nebuvau matęs, buvau matęs nužydėjusi, buvau matęs raudonai garbenį, aukštadvaryje, labai gražų žiedai, o kardalapis yra visiškai baltai žiedais, bet keli tūkstančiai žiedų vienoje vietoje, kai yra bendrai tas augalas vos keliose vietose sutinkamas Lietuvoje, tai yra kažkas nerealaus. O tai ne per mišką ir visur. O pasižiūrėkit, kokia fantastiška grožio gėlė. Lapai ant viso stiebo, primena kardus, štai kardalapis. Ir žiedų, čia tai labai daug. Gal koks 15, būna iki 20, gal ir dar daugiau. Nors dauguma po keli žiedus. Bet kokio grožio žiedai, balti, su geltonu taškeliu ant lūpos. Nektaro neturi daug. Kvepėti irgi nekvepia. Bet vabzdžius suvilioja savo spalva, bitutės atskrenda dažniausiai tos pavienės bitės, paima žiedadulkes ir nuneša ant kitą augalėlę. Sėklų subrandina kelis tūkstančius, bet puikiai dauginasi ir šakniastiebiais. Tai yra iš šakniastiebių išdygsta nauji augalai. Va dėl to iš čia taip ir plinta. Braidau po mišką, aikčioju, o pasirodo čia jų visur pilna.
palei kelią jau, vau, kiek daug. Visos pakelės nuaugusios. Geras. O ten, kad baltuoja. Eina savo. Dieveniškių istorinėme regioninėme parke kultūra ir istorija tarsi susilieja į vieną. Štai jeigu norėtumėt pasigrožėti gan reta saugoma stačiaja Vaizgina, reikėtų prie įspūdingų Poškonių pilkapio atvykti. Aš ten atkeliavau vasarą, todėl Vaizginos buvo nužydėjusios, bet jau sirpo žemuogės. Kiek žemuogių ant protėvių kapų auga. O, ir ne tik žemuogės. Čia jau nužydėjęs augalas, va dar vienas stačioji Vaizgina. Jinai labai graži pavasarį būna, balandžio mėnesį, gegužės mėnesį. Dar netgi nežydinti, kai būna lapeliai tokie piramidinės formos, violetiniai, o paskui žiedukai mėlyni. Ir jų čia būna nemažai, dabar matau 3-4 augalus. Bet jau jie pabaigė šių metų gyvenimą. Būtent šitą Vaizgina mėgsta tokias aikštelės pušinių. O šitas pilkapynas, šiaip įspūdingas pilkapynas, labai patinka. Nors mano ekspedicija yra gamtinė, nepraleidžiu progos po gatvinius kaimelius pasibastyti, nes čia gyvybės pilna. Kiek čia paukščių daug. Labai gražus kaimas. Gatvinis kaimas. Vaikšto vienas paukštis per kelią. Ir daugybė paukščių aplinkui laksto, skraido. Žvirbliai, raudonuodegės, kregždės, dagiliai. Ko čia tik nėra. Toks jausmas, kad grįžti į senovę, ne tik dėl to, kad ten viskas atrodo kaip senovė, ne tik, kad seni namai, prieangiai ten lelijos kažkokios šalia žydi ir tos visos palangės ir raižiniai, bet ir todėl, kad daug paukščių kaip senoviai. Ten žmonių labai daug nematai, bet jisai gyvas būtent dėl paukščių. Bet jeigu yra paukščių, vadinasi, yra ir žmonių, nes paukščiam čia daugiau nėra ką veikti. Ir ne tik paukščių. Čia tiesiog vaikščiant keliuku, Rūgių laukelyje pastebiu vienintelę saugomą piktžolę – dirvinę raugę. Šitas augalas buvo anksčiau labai naikinamas, nes tai yra javų piktžolė, sėklos, jos yra nuodingos. Jeigu patenka kartu su grūdais, nėra pats geriausias variantas, už tai, kai pradėjo sėklas gerai atrinkinėti, faktiškai nebelikdavo. Tai yra labai gražus augalas, dar likęs tokiuose mažuose laukeliuose, nederlingose dirvose. Kai anksčiau būdavo galima stebėti faktiškai bet kur, dabar tik tai 3 kartą per pastarosius metus matau. Toliau keliauju Bečonių piliakalnio link. Galvoju užsikarsiu, po apylinkės pasidairyti. Kad pasiekčiau piliakalnį, turi pereiti per Gaujos upę. Na, graži ta Gauja. Tik tai kažkaip tai galvoju, kad jinai bus truputį platesnė. Nes nusiteikęs paplaukioti su baidarė. Čia žiūriu, kad aš nelabai tilpsiu į tą upelį, kuris yra vos 1,5 metro pločio. Lietuvoje jinai teka tik tai 30 km. Atiteka iš Baltarusijos ir paskui vėl dingsta Baltarusijai, kol galų gale patenka į Nemuną. Ir jinai pravingiuoja visiškai šalia Bečonių piliakalnio. Ir nuo jo galima pasigrožėti nuostabiais Dieveniškių parko vaizdais. Reikia pasižiūrėti, ar iš tikrųjų jie tokie nuostabūs. Pasiruošiau rimtam kopimui ir... Lipi į kalną. Ir atrodo, kad tu niekur neužlipi, nes čia pasižiūri laukai visur. Tu atrodo, kalvikė ta visai mažytė. Iš tos pusės yra ką veikti užlipti, iš tos pusės visiškai nieko. Bet įspūdis tik tai toks, todėl kad bendrai čia viskas yra aukštai. Aukščiausia Dieveniškių vieta 262 metrai
šitas kalnas 194 metrai virš jūros lygio. Tai mes esame aukštai ant žemo kalno, Piliakalnio. Apžvelgęs vaizdus nuo Piliakalnio, patraukiu gaujos pažintinio mokomojo tako link. Ir vos žengiu pirmus žingsnius, kai aplink visokia gyvastis ir augastis pradeda rodytis. Nu rimtai čia paukščiai iš po tako išlenda. Strazas ką tik, jauniklis iš po tiltelio. Plupt, ir nuskrido. Gal labai mažai žmonių čia vaikšto. Štai čia maitinasi, tupinėja palei tuos takus. Nu, matosi, kad čia toks takas laukinis. Neina čia ekskursijos šimtais žmonių ir paukščiai tupi visiškai šalia. Ir gėda šalia. Tu ateini ir iš po kojų. Plup, 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 plup. Visas pusės stražiukai. Takas veda prie gerai įmirkusios, nuostabiai žydinčios pelkėtos pievos. Orchidėjos šalia tako iš vienos pusės, iš kitos pusės. Aukštoji gegūnė. Čia gal. Čia gal sminga. Tai aš ten neisiu, tik pasižiūrėsiu iš toli. Gal kokia baltijinė gegūnė. Bet kiek jų daug čia? O čia kiek daug. Visa pieva. Orchidėjų. Wow. Ir kiek drugelių daug. Kokia fantastiška pieva. Ir va čia yra meškutė. Fantastiško grožio drugys. Raudonais ryškiais sparnais apatiniais. Va, kokia graži. O, kokie raudoni sparnai. Šis pažintinis takas yra tuo nuostabus, kad juo einant galima susipažinti su pačiomis įvairiausiamis buveinėmis vienoje vietoje. Pasivaikščiau po šlapiojo dalksnyną, pasigrožėjau upe, pelkėta pieva, o dabar sausas pušynas. Su Dzūkijai būdingu retų augalu, kurio dar iki šiol nebuvau sutikęs. Va kaip tu atrodai. Arnika, nuostabioji kalninė. Kodėl kalnuose neaugi? Nu taip, čia aukštai yra. Tai gal Arnika pagalvojo, kad čia yra kalnai. Aš dar bijojau ją supainioti su kitom gėlėm. Galvoju, čia bus daug tokių graižažiedžių, žydinčių geltonai. Bet jau šitos su niekuo nesupainiusi. Didžiulė, plaukuota, žiedai milžiniški. Dabar pats žydėjimas. Bet išties į šitą taką aš atėjau dėl drugelio. Mažyčio drugelio rudom akeliam. Rudom akeliam ant sparnų. Ilgai reikėjo dairytis. Buvo daug panašių drugelių, kurie mane per anksti pradžiugindavo, kol radau tą vienintelį. Man atrodo, radau. Dabar svarbu, kad jisai nutūptų. Gerai, kad jisai toli neskrenda, paskrenda, atsitupia, atsitupia. Nu, reikia palaukti, kol jisai atsitūps. Ir kai atsitupia visą laiką, nukreipia sparnelius į saulę, kad pašiltų. Ir tada pasimato tos visos jo rudos akys ant sparnelių. Bet drugelis tai nėra didelis. Tai yra, eiti surasti drugelį, ten reikia ieškoti va tokio drugelio. Nu, atsitūpk tu vieną dieną.
Kur tu? Ne, čia ne šitas, čia ne šitas, čia ne šitas, čia šitas. Nu, apskridai 3 ratus, jau gal laikas atsitūpti. Tai va čia aš bandau kažkaip tai pagauti, įkalbėti, kad jis atsitūptų drugelį, kuris yra herbe Dieveniškių parko. Tai yra satiriukas, rudaakis satiriukas, su gražiom rudom akytėm. Jis nenori tūpti visiškai. Skraido pirmyn atgal. Mažytis drugelis. O, atsitūpė. Kaip gražiai pazuoja, kaip pagal užsakymą. Atsibodo skraidys, sako, nu gerai. Fotografuokit mane. Šitas drugys yra retas, Lietuvoje sutinkamas keletoje vietų. Viena iš tų vietų yra būtent čia. Ir jų nėra gausios populiacijos. Po vieną, po kelis individus. Čia vieną, pavyzdžiui, matau tik tai. Ir jie mėgsta tokias šlapių pievų pakraščius. Čia bendrai čia labai keista augavietė. Labai daug bruknių. Toks bruknynas su viržiais. Ir tada avietynas, dilgelynas. Ir ten šlapynė visiška. Su visai kitomis rūšimis. O šiaip, jeigu tuo taku pasivaikščioti vasaros antroje pusėje, tai valgyti galima nesimti. Dieveniškėse nėra restoranų. Restoranai yra miške. Uogų, o čia žydi visur. Bruknės, ten mėlynynai, avietynai, gervuogynai, ko tik tai nori. Jau atrodo takas parodė visas savo grožybės, bet pabaigai jis dar sugalvojo pritrenkti nerealaus grožio ir kvapo pievą. Su rūgtimis, su božainėmis, lipikai, su orchidėja kokia graži. Kokia čia dabar tokia viena auga. Ponia baltynė ir kvepia kaip. Ir spalvų kiek. O čia tai puokštė. Lipikų turbūt pats skaniausias kvapas. Wow. Medus. Visiškai nosį duoda medus. Ir taip stipriai, taip saldžiai. Toks, net atrodo, tą kvapą galima paimti. Kiek jo daug tenai. Suvalgyti. Galvojau, per tokį stiprų vėją jokio vabalėlio nerasiu. Bet ne, čia jų buvo apstu. Kiek auksavabalių? 10 jų čia. Pilni žiedynai. Čia, ten. Labai daug visko čia. Kai vėjas nurimsta, tai čia. Tada ir pamatai skraidančius ir drugius, ir vabalus, ir bites, ir kamanės, ir muses. Šiaip, kai važiuoji keliu į šitą apendiksą, tai matai tik tai miškus, laukus. O va čia šitam pažintiniam take yra tokios pievos ir tokios sodrios ir tiek daug visko, tikrai atgaiva akims. Ir nosiai. Nes jau taip kvepia. Bet svarbiausia, tai kiek čia yra drugių. Bet ta vieta, entomologui, ateini tenai ir tu galėjai sėdėti visą gyvenimą. Ir tu turėsi ką veikti. Gerai, bent jau tol, kol nužydyti visi augalai. Drugeliai, satyrai, perlinukai, admirolas, satiriukai, visokie smulkus drugeliukai, kurie ten skraido aplinkui. Gelsviai, man atrodo, buvo. Melsviai, auksinukas, raudonoji knyga, didysis auksinukas. Fantastiško grožio drugys. Tai čia tik tai pirma vasaros pusė. Paskui tų drugių padaugėja, atsiranda ten spungės, dilgelinukai vėl iš naujo, admirolai ir taip toliau. Ir jau visai, kad maža nepasirodytų, radau į Gineso rekordų knygą pretenduojančią orchidėją. Nebūna tokia orchidėja. Tokia riebi ir tokia stambi, baltynė, gegūnė, tokia wow. Net iš pat pradžių, kai pamaniau, galvojau, lubinas kažkoks keistas, net nesitikė, kad gegūnės palei žemę paprastai būna. O čia tokia veislinė viena. Kojos pramankštintos, laikas rankoms duoti darbo. Nu ką, reikia išbandyti
Gaujos grožybės plaukte. Po Gaujos džiunglės. Vaikščiant pakrantę atrodo iš tikrųjų kaip džiunglės. Įdomu, kaip atrodo iš vandens. Nieko daryti nereikia, pats plaukiu. O, kaip čia gražu. Ir labai maloni srovė. Ir labai stipri srovė. Neleidžia nei sekundai pastovėti. Iš karto nuneša. Maniau, kad nebus ką veikti ir tiesiog maloniai pasiplaukiosiu. Pasigrožėsiu žydinčiomis pakrantėmis, alksnynų džiunglėmis. Tačiau nebuvo taip paprasta. Kokia siaura vis tik tai ta Gauja. Oi, čia tarp tų vingių vingelių eisi. Pataikyti yra kas veikti. Čia gluosnis koks kelią pastojo. Ir vėl džiunglės. Dar vienas posūkis. Ir vėl gražus juodalksnynas. Kartais užsižiopsai kokį laumžirgį ar akimis nuseki tulžį, kai žiūrėk jau vėl reikia kapanotis iš seklumos. Šitą upę pilna iššūkių. Tai rąstai, tai pagaliai, tai seklumas. Tai dabar vėl turbūt kažkoks tai. Šį kartą pavyko. Bet vėl dėmesį patraukia orchidėjos ir nauja kliūtis. Kažkokią kelmą užstrigau. Kaip aš jo nepamačiau. Opapa. Nu, nieko nebus. Teks lipti laukan, nes čia galima taip ir nuskęsti. Opa. Galų gale suplukęs, bet laimingas, pasiekiau tikslą. Jo, gera upelė. Vietomis iš viso nieko daryti nereikia. Tiesiog atsiguli ir plauki. O vietomis visas šlapės. Nes kažkaip sugalvojau, kad aš galiu pralysti pro rastą, kuris yra tiek nuo vandens. Nereikia lysti pro tokį rastą. Labai gražios džiunglės, juodalksnių džiunglės. Kurklės žydi, orchidėjos pakrantėje žydi. Tulžiai skraido, o ten žuvies yra. Fantastika. Ir vingiai, vingiuoja. Galvoju, kada tu čia atplauksi. Labai gražu, kai atviroj vietoj siaura, vos baidarė pratelpa. Į mišką įplauki. Toks platus kelias. Ir tada nieko daryti nereikia, tiesiog tave neša ir tu nuplauki. Būna ekspedicijos, kai tikėsi pamatyti daug, o dėja nerandi, nepamatai tiek, kiek norėjai. Tai ši kelionė po Dzūkijos iškišuliuką viršijo visus mano lūkesčius. Aš tikrai nesitikėjau, kad aš tiek daug pamatysiu kartalapių garbelį. Ten buvo kažkas tokio. Visiškai nesitikėjau, kad rasiu satiriuką. Nes vieną drugelį surasti toj milžiniškoj pievoj arba tam pievos pakrašty galima tikėtis, bet vėl pasisekė. Ir ta pelkutė su orchidėjom buvo kažkas tokio. O Gauja jin visą laiką graži. Manau, tikrai tai yra kraštas, kurį reikėtų atrasti kiekvienam. Juolab, kad nuo sostinės jis nėra toli, valandą kelio ir atvažiuoji ir pamatyti visą tą gamtą. Netgi būtina, sakyčiau. Žinote,
Būna vasaros akimirkų, kurias tu išsaugai savo atminties kertelėse, o tada šaltai žiemos vakarais įsitrauki jas ir jos tave šildo kartu su aviečių arbata. Tai mane šią žiemą šildys prisiminimai apie medumi kvepiančią pievą ir ramybę, plaukiant skaidre šaltavandenė gauja.